Ignalina, geras oras, miškas, ežerai, palūšė. Būtų labai smagu, jeigu nebūtų gruodis. Pavėsinė, ne. Nieko nėra, gal garažas? Išvažiavo, matyt, su mašina. Tai kur tas Giedrius? O, Ignaliniškis, labą dieną, labą. O, Giedrius Pakalka tiesiai priešais mane. Galima jums draugiškai įspirti? Gal? O, atsiprašau, nesusilaikiau, bet gal nesispardom. Nenaudojam to smurto, o einame kur nors pasišnekėti apie gyvenimą ir mokslą. Gerai. Gerai. Keliaujam. Na tai Giedriau, papasakok šiek tiek apie save. Esu Giedrius Pakalkas, Ignalinos gimnazijos. Man patinka tikslieji mokslai, ypač fizika. Laisvalaikiu domiuosi mokslo naujienomis, pasiekimais, taip pat groju fortepijonu, lankau muzikos mokyklą jau 9 metus. Ką daugiausia veiki laisvalaikiu? Įvairiai tiesiog, kaip priklausomai nuo to, ką noriu. O ką nori dažniausiai veikti? Nežinau. Sakykit, mergaitė, kodėl jūs taip keistai atrodot? Nes šią visą savaitę mes švenčiam gimnazijos 10 jubiliejų, tai mes apsirengę vaikiškai, nes šiandien yra vaikystės tema. Kur jūsų suknelė šiandien? Pamiršau namie. Tai gal papasakokit ką nors apie Giedrių? Kartais linksmas, kartais nekalbus, bet jeigu jau kalba, tai kalba. Šiaip jo geriausia savybė, kad yra linksmas. Jisai visada kalba labai protingai, kartais net nesupras, ką jisai kalba. Kalba apie visokias fizikinės teorijas. O apie gyvenimą ką papasakoju? Aš visąlaik mini savo frazę gyvenimas tai teatras. Kažkaip nepamenu, kad labai dažnai ją vartočiau, gal kada ir esu pasakęs, bet... O kaip tas teatras pasireiškia žmonių santykiuose ir gyvenime? Visi žmonės daugiau ir mažiau vaidina. Pirmiausia, pamačiau jį kaip matematikos mokytoją ir atkreipiau dėmesį, kad jisai pamokų metu labai greitai atlieka visas užduotis. Ir toks jo mąstymas greitas, kad aš visada turiu pasiruošusi dar papildomai užduočių jam. Dar aš atkreipiau dėmesį, kad labai jisai yra kultūringas ir toksai tolerantiškas ir santūrus. Kaip svarbios tavo gyvenime yra materialinės vertybės? Man yra svarbios materialinės vertybės, man jų reikia tik tiek, kad galėčiau pasiekti kitokių nematerialinių vertybių. Pavyzdžiui? Na, pavyzdžiui, galbūt už tos pinigus galime įsigyti kažkokių knygų, kažką sužinoti. Galima pinigus leisti kelionėms, man patinka keliauti. Ar turi kokių nors titulų arba pasiekimų, kuriais galėtum dabar pasigirti? Na, galbūt tada reikėtų paminėti, tai kad 5 klasėje buvau laimėjęs tūkstantmečio vaikus. O kodėl nusprendėjai dar kartą dalyvauti? Nes noriu dar kartą išbandyti savo jėgas. Buvai pas prezidentą Valdą Adamkų, dabar norėtum užeiti pas prezidentę Dalią Grybauskaitę? Neprieštaraučiau. Neprieštaraučiau ir aš. Naujas sezonas, nauji vedėjai, bet prasidėjus 9-okų kovoms mes vėl esame senajame Vilniaus licėjuje. Ir štai aš stoviu prie tokio paveikslo, prie kurio stovėjo ir mano pirmtakai. Ir sveikinuosi su praeitų metų tūkstantmečio 8-oku Simonu. Labas, Simonai, papasakok šiek tiek apie save. Aš Simonas iš licėjaus ir nors dar tik praėjo keli mėnesiai, bet priklausomybė nuo šios mokyklos jau didelė ir be kita ko žaidžiu daug krepšinio. Taigi gyvenu iš esmės licėjumi ir krepšiniu. Simonas iš tiesų yra labai sportiškas, draugiškas, padedantis ir vienintelė neigiama savybė turbūt jo ūgis, nes neįmanoma jo nugalėti krepšinyje. Kaip leidi laisvalaikį? Dažnai lankausi Siemens arenai, nes esu Lietuvos Ryto fanas ir stengiuosi nepraleisti rungtynių. Taip pat man labai patinka būti su draugais, vaikščiojimai po miestą, tai irgi yra labai smagu. Simonas labai rimtas, sakyčiau, kad toks rimtas, kad net kiti jo trupučiuką prisibijo, toks labai solidus, galvotas visą laiką, ir didelis be abejo, ir dėl to jo verta galbūt dar bijoti, bet šiaip tai klasėje jis mėgstamas ir, mes apskritai labai džiaugiamės, kad jis čia yra, kad duoda tokio solidumo klasėje iš tikrųjų. Labai nebevaikiškas ir labai smagu mums kalbėti su suaugusiu žmogumi. Simonas yra ne vien tik išmanantis gamtos mokslus, tačiau ir puikus humanitaras, taigi yra labai įvairiapusė ir įdomi asmenybė. Jisai puikiai dalinasi savo išmintimi, bet nėra įkyrus, jisai kažkaip gražiai pasako, jei esi neteisus ir niekada neperša savo nuomonės.
Kaip manai, ar jaunam žmogui reikia suvokti savo gyvenimo tikslus dar besimokant vidurinėje mokykloje? Svarbiausia yra pradžioj suprasti, kuo nori gyvenime būti, ką nori veikti, nes bet koks darbas yra įdomus ir geras, jeigu jis tau patinka. Jeigu jis tau patinka, bus tikrai daug geriau negu gerai apmokamas darbas, kuris yra nuobodus ir kuris vargina. Papasakok apie muziką savo gyvenime. Muzika mane lydi kasdieną, aš jos klausausi, darydamas namų darbus, važiuodamas į mokyklą, iš mokyklos. Na, be muzikos gyvenimas būtų sunkiai įsivaizduojamas.